MRT diagnozė - menisko plyšimas. Paprastais žodžiais, kas tai yra, kad būtų suprantama paprastiems žmonėms ir kaip jį gydyti? Na, jeigu paprastai pavadyti reikš, tai meniskas yra kaip ir talpinė, kuri neleidžia trintis dviem sąnariniam paviršiam, o jis yra plyšęs, reiškia, yra bėda, jeigu kalbam apie kelio sąnarį. Kaip yra jį gydyti, tai yra pats plyšimas nėra indikacija gydymui, o indikacija gydymui yra skausmas arba negalėjimas atlikti tam tikrų funkcijų. Tai išskirčiau du etapus. Jeigu yra nuolatiniai skausmai kasdieną ir visiškai netoleravimas fizinio krūvio, manau, kad reiktų tada meniską operuoti, jeigu yra jis plyšęs, dažniausiai šiuo metu mes jį susiūnam. Jeigu yra skausmai kartais, tarkim, mėnesį kartais skauda kažką po didesnį fizinio krūvio, tada galima jo neoperuoti, palikti tiesiog stebėjimus.